Kaip atleisti ir suprasti savo pamokas, kaip kažkas mus įskaudina ar užgauna. Kokią žinutę pasąmonė nori ištransliuoti šią temą. 3, 2, 1. Kokios mintys kyla, kokie jausmai ateina. Tu gal atsimeni mūsų seną hipnozę vieną? Apie mes ką? Apie... Tada mes įvardinom kaip sąmonės dimensijas. Aha. Sąmonės sluoksniai. Mhm. Ir iš tikrųjų, iš esmės yra toks dalykas, kad kuriam tu tam sąmonės sluoksnį esi, tokios ir savybės per tave pasireiškia. Mhm. Kaip jie formuojasi? Čia kažkokios patirtys įsirašo, išgyvenimai, prisiminimai. Ne, tai yra labiau sąmonės įprasminimas savęs žemėj. Mhm. Ir jinai iš pradžių sufokusuoja save kaip į tokį standų tašką. Mhm. Ir tas taškas paskui jisai pradeda plėstis. Tai pirmi 3 sluoksniai, sakykime, tos pirmos 3 būsenos, sąmonės būsenos, gal taip galiu įvardinti. Jos yra labai susijęs su ego ir labai yra susijęs su baimėm, savo paties reikšmingumu. Ir žmogus, būdamas tose būsenose, nesistengdamas plėsti savo suvokimo, kas yra už to, kas yra už jo, žinai, jisai ir sukasi tam tokiam stumduose, atrodo, pirmin atgal. Tai baimė, tai ego, tai reikšmingume, kažkas tai įžeidė ir žmogus įsižeidžia, nes yra toksai jo sąmonės, tokia jo sąmonės būsena įsižeisti. Nes, aišku, tai turi įtakos ir tam tikri įsitikinimai, žinai, ir programos vidinės. Bet gerai, neateina, tai susiformuoja iš vaikystės? Nes sąmonė, tai dabar mes kalbam apie sąmonę kaip būseną, tą pirmąją sąmonę, ne? Žemesnių sluoksnių. Jo, aš neku dabar daugiau tokiam kaip, ne tai, kad vaikystė ar ne vaikystė, bet, prasme, paimkim, pavyzdžiui, tą pirmą kartą, kai tavo, kaip žmogaus, ta sąmonė susiformavo. Gal galima imti kaip, žinai, buvę gyvenimai, bet aš labiau, ar būsimi, bet aš labiau imu kaip sąmonės procesą, ta prasme, tam jos plėtimėse. Jos augime. Jos augime, gerai įvardinai. Tai va, ta prasme, aš tokį žiūriu kaip per bendrą kažkokį bendrą prizmę. Ir pradžioje, kaip sąmonė save susikūrė, ta prasme, jinai susikūrė tokį savo, ta prasme, tokį tą kietą tašką. Ir jinai būna tokia, žinai, kieta, ta prasme, mažai lanksti, su ego, su savęs reikšmingumu. Ir tai labai įtakoja tavo būseną, žinai, nu, ta prasme, ne tavo žmogaus, turiu galvoje. Vėliau, kai žmogus pradeda eiti kažkokiu tai sąmoningumo keliu, kažkokiu tai ta sąmonė jinai pradeda plėstis ir jinai pasidaro nebe tokia sunki.
aišku, faktas, tai kaip tu klausai, kaip atleis žmogui, paprastas atsakymas ateina nelaikyt ir net nesikelt lūkesčių. Tiesiog, nes, pirmiausiai mes įsiskaudinam tada, kai mes turim lūkesčius ir mes tikimės, kad kažkas kažką padarys, kad kažkas kažką duos, kad kažkas mus įvertins, kad kažkas mus išgirs. Arba bus tokie, kokių mes įsivaizduojame, ne, mintise, mes, tarkim, net nesakome, ne, tam žmogui, kad mes norim, kad jisai, kažką ten padarytų, ne, tarkim, kaip antra pusė. Bet mes tiesiog turim kažkokį įvaizdį, idealą savo galvoje ir mes įsivaizduojam, kad jisai būtent taip turi elgtis. Bet mes net nieko nepasakom. Ir paskui įsiskaudiname ir ta antra pusė visiškai nesupranta, kame čia reikalas, kodėl tu pyksti, kodėl tu su manim taip elgiesi, kodėl tu čia kyla nesusipratimas, nes tu turėjai galvoje tą idealą, bet tai nereiškia, kad tu turi tai... Kad tai, tu prasme, kad tai turi įvykti. Taip, va būtent. Jo, tai panašiai, tai kitą kartą dar būna įsiskaudimas, kad kitas žmogus netgi ir pasako, bet jo atseit neišgirdo ir tada jisai įsižeidžia ir supyksta. Ir iš tikrųjų sąmonė išgyvena pati save ir pati neišgyvena šitus dalykus. Iš esmės, kaip nepykt, supras, kad kitas žmogus irgi esi tu, kitam pavidale, toj minty. Ir tu, tarp jo ir tavęs vyksta tokia... Mainų programa? Mainų programa, galima taip vadinti, interaction, tas toksai sąveikas, sąlytis, per ką žmonės auga ir kaip plečiasi tos sąmonės, žinai, kaip iš tos kietos ta sąmonė pasidaro platesnė. O būtent per tais pamokas, būtent per tais patirtį su kitais žmonėm. Kai tu bendrauji su jais, tu prasme patiri visokias emocijas, situacijas ir taip toliau. Tu ateina augi. suvokimai. Jo, tu sąmoningai kažkokiu tai būdu augi, jeigu... Pagrindinis tikslas yra suprasti, atpažinti ir nelaikyti, ne? Pagrindinis, jo, iš tikrųjų taip ir suprast, kad niekas nieko neprivalo iš tikrųjų. Tai yra labai skaudu kartais suvokti ir suprasti iš vidinės tos būsenos, žinai, kad oi, aš čia mama, aš esu tėtis, aš esu dukra, arba ten dar kažkas, geras darbuotojas, geras dar kažkas, tai į mane turi kažkaip tai atitinkamai žiūrėti, bet čia yra trūkumas. Čia yra iš vidinio neįprasminimo, neįsiprasminimo ateinantis lūkestis, kuris rodo, kad viduje yra tuštuma, kurios žmogus pats neužsipildo, o ieško, kad užpildytų jį išorė. Tada atsiranda tas trūkumo jausmas, norėjimas, tikėjimas ir taip toliau. Ir kai tas lūkestis nėra patvirtinamas, būna, kad žmogus įsiskaudina labai. Ir priklauso nuo to, kas, žinai, ta prasme, artimas, mylimas, į kurį buvo ten vyras ar žmona, arba ten romantinių santykių kažkoksai asmuo, į juos dažniausiai sudedama didžiausi lūkesčiai. Ir kai tie lūkesčiai nepasipildo, jie gaunasi tada, ta prasme, kad žmogus įsiskaudina ir labai. Ir tada ką su tuo daryti? Ką tada su tuo daryti? Ir tada tas yra toksai, kad vienas suvokiamas, kad ar jisai žinojo, ko tu iš jo tikiesi. Ar jisai žinojo tą tavo lūkestį. Kitas dalykas, ar jisai privalėjo. Mes galvom, kad kažkas kažkam privalo visą laiką. Taip nėra. Ką privalom, tai mes patys savo. Augdami, suvokti dalykus, suprasti dalykus. Bet koks kitas kažkoks lūkestis į kitą žmogų, ar dėl geros, ar dėl blogos kažkokios tai patirties, atneš sunkumą ir nukreipimą nuo savęs pačio. Taip. Tai kaip nepykt, tai yra sudėtinga, kai esi tuose žemesniuose sąmonės kietuose,
sąmonės Sluoksniuose. sluoksnius. Jo, nes mes esame apie tai tada, žinai, mes tada patys savo svarbus ir norim, kad aplinka matytų, mes, vat mūsų ego, mūsų baimės ir taip toliau, bet vienas iš momentų yra plėsti savo suvokimą, plėsti savo sąmonę. Kaip ją plėsti? Kaip ją Visaip galima. plėsti. Mhm. Jo, visaip galima. Galima domėtis, galima klausyti hipnozių, galima darytis hipnozės, galima medituoti, galima daryti kvėpavimo pratimus. Stebėti savo jausmus. Stebėti savo jausmus, žinoma, faktas. Sapnus. Turėti intenciją kiekvieną kartą. Sapnus, jie irgi yra mūsų portalas į čia yra labai geras Į pasąmonę, klausimas. taip. Jo, taip, čia yra labai didelis klausimas. Ar mes kiekvieną dieną pabundam, kad gyvenam, ar mes sapnuojam, kad gyvenam? Mhm. Filosofinis Tai va. klausimas. Taip, tai vat plėsti pasąmonę, plėsti matymą ir mažiau reaguoti žmonės. Jų pasakymus. Mes labai gal įpratę kartais Sureikšminti. Mhm. Vėl kitų žodžius, bet reikia suprasti irgi tokį dalyką. Ir mes dažniausiai pokalbiuose šnekam apie save. Taip. Jeigu mes šnekam su kažkuo, kažkam patarinėjom, iš tikrųjų tai mūsų pasąmonė kalba su savimi. Jeigu kažkas išreiškia pyktį ant mūsų arba dar kažkas, tai žinai, tai labiau jų pasąmonė bando parodyti, kas jų viduje yra užspausta, kas jų viduje yra neišreikšta, nuo ko tas žmogus bėga ir taip toliau. Tai kiekvienas pokalbis dažniausiai, žinai, jeigu jisai vyksta ne taip sąmoningai, o tiesiog kaip tą per žmonių sąveiką sąlytį, jisai yra daugiau pokalbis apie save. Bet iš tikrųjų tai pokalbiai ir vyksta, žmonės dažniausiai juos atėję, jie kalbasi apie save ir jie kalba apie save, jie pasakoja apie save. Tai ir iš kito žmogaus tas yra. Nereikia reaguoti į kažkokius tai pasakymus, nuomonės, pasisakymus, pyktį, agresiją arba dar kažką, todėl kad jie tiesiog tai šneka. Todėl kad tai yra pokalbis apie save, ne apie tave. Nereikia suasmeninti labai giliai. Taip, ir pavyzdžiui, kai žmonės kalba apie save, dar yra svarbus aspektas, ar jie atpažįsta save kalbėdami apie save. Dažnai kalba dėl to, kad ieško paramos iš kitų, ieško užtarimo, ieško, tą, žinai, tuštumą nori užpildyti, bet jie nesupranta, kad jie patys turi užsipildyti, o ne jiem aplinka tai turi suteikti. Būtent, kad čia pirmiausia turėti iš vidaus šitie dalykai, o ne iš išorės. To, kol žmogus ieškos, tai prabėga gyvenimai beprasmiškai, ieškant patvirtinimo, įvertinimo, pripažinimo iš išorės, iš tėvų, draugų, nežinau, viršininkų ir taip toliau, lipant per savo galvą, lipant per savo galimybės, lipant per savo sveikatas, žinai, ir paskui sako, aš tiek dėl jo atidaviau, dėl kažko, dėl darbo, dėl vyro, dėl moters, nesvarbu. O jisai su manim tai pasielgė, pasakė, kad viskas, arba ten atleido, arba neįvertino, arba dar kažkas. Arba išsiskyrė, ar dar kažkas. Arba išsiskyrė, taip. Todėl, kad žmogus vaikėsi iliuzijos, kad kažkada jinai bus pasiekta, kol žmogus vaikosi, kol jisai bando pasiekti tą saugumą, kad kažkas tai vertintų, bet nesusikurdamas tos savo vidui, tos vidinės ašies, to vidinio žinojimo, vidinės stovėsenos, tol visas gyvenimas bus tik tai vaikymasis ir neaugimas, nes tokie žmonės labai retai kada užauga į aukštesnius tos sluoksnius. Jisai tik tai vaikosi ir gyvenimas praeina. Ir tada vis metam gyvenimo pabaigoje, tada o ką aš patyriau iš tikrųjų. Jeigu aš visą gyvenimą tik tai vaikiausi, kur aš užaugau kaip žmogus, kur aš užaugau kaip sąmonė. Sąmonė ateina augti. Sąmonė ateina, nori augti. Ir jeigu žmogus neišeina iš to lakstymo, kažkur tai įrodinėjimo, kažkam prieš
prieš kažką, prieš kitus, vat kaip ir mes šnekėjom, nesvarbu ar tai daiktais arba dar kažko, jisai niekur nepajuda, jis taip pristoja vienoje vietoje. Vienas gyvenimas praeina, kitas gyvenimas praeina. Bet aišku, prasme, kartais gyvenimas sudėlioja taip, kad tu nenori tave išmuša iš tam tikrų vėžių ir pozicijų, žinai, tam va būtent, kad per tą įvykį žmogus, išeitų iš to savo užsistovėjusio stagnuojančio mąstymo. Ir tada žmogus kreipiasi į kažką, kreipiasi į psichologus, kreipiasi dar kažkur tai. Sako, man depresija prasidėjo po ilgesnio laiko, arba labai sunkus laikotarpis, arba ten kažkas į savižudybę, arba dar kažkas, todėl kad jo vidinė struktūra pradeda byrėti. Tai, ką jisai suvokė esant tiesa, pradeda byrėti. Ir jisai nebesuvokia pasaulio, nebesupranta, kad tas pasaulis, jisai persitvarko būtent dėl to, kad jau buvo laikas. Tai va, tą ir norėjau pasakyti, paklausti tavęs, kad dažnai po sunkių situacijų žmogus galvoja, kad tai yra bausmė. Nu, vat, kad atsitiko, ne, ta situacija, kad, vat, jis tiek daug energijos įdėjo į tai ir, vat, jį ten paliko, išdavė, išmetė iš darbo ir panašiai. Jis galvoja, kad jam bausmė, kad jį baudžia likimas, kad jį baudžia gyvenimas. Jis prisigalvoja visokių dalykų. Bet, vat, kaip ir tu sakai, tas lūžis, kuris įvyksta tuo metu, jis buvo tau gyvybiškai reikalingas, nes tu netkreipiai į tai dėmesio, tu matei signalus, ženklus prieš tai vykstančius, bet tu juos ignoravai. Jo, taip, ir žmonės gal turėtų suprasti vieną dalyką, kad nėra bausmių. Mums šitą bausmės modelį yra įkalus į galvą, pirmiausia, tai religija, kad būk geras žmogus, nes eisi arba į pragarą, arba į rojų, žinai. Dar mes įpratę šitą per visą švietimo sistemą, žinai, pradžioje, kad mes einame į mokyklą ir mes vis laukiam įvertinimų. Ten, 10, 9 ar ten 8. Geras, blogas, jo, būdavo labai geras, va tokie būdavo irgi vertinimai, labai geras, patenkinamas, nu tokie nesąmonės. Toksai įvertinimo šablonas suformuojamas po žmogų, žinai, ir lygiai tas pats su ta bausme, gyvenimas mane baudžia. Gyvenimas jis nebaudžia, gyvenimas yra tavo vidinis atspindys. Gyvenime yra tai, kas esi tu pats. Kokią tu vidinę struktūrą nešiesi, kokias tu mintis nešiesi, kaip tu vedi tą savo gyvenimą. Ir jeigu jisai pradeda griūt, gal ir atėjo laikas griūt, žmogus nori saugumo, nori iliuzijų, saugumo visą laiką. Komforte, žinai, būti, prasme, esi laimingas yra tada, kai viskas eina lengvai. Kartais patys geriausi ir sėkmingiausi pasikeitimai ateina po didelių lūžių. Ir taip turi įvykti, žinai, tai kartais žmonėm, jeigu kažkas tai atsitinka sudėtingo, ten, nežinau, šeimos, darbai, sveikata arba dar kažkas, reikėtų susikoncentruoti ne į įvykį, o ką man vidus nori per tai pasakyti. Jo. Kokią pamoką aš turiu išmokti, ką suprasti iš tos situacijos turiu. Ne, kokį supratimą kokį aš turiu neštis iš to supratimo, dėl ko tai vyksta. Gal tai vyksta, kad aš, pavyzdžiui, mano kūnas pradėjau šnekėti, gal aš per daug stengiausi ir dėjau, ir dabar mano sąmonė sako, tu per daug stengiausi ir dėjai, dabar žiūrėk, atsuka prieš tave veidrodį, žinai, kas iš to, kokia prasmė, kad tu vaikeisi, kaip aš šnekėjau, kad tu vaikeisi kažką tai. Atsuka veidrodį, ta prasmė, ir ten, pavyzdžiui, tarkim, šefas pasako, kad tu ten per mažai dirbi, arba mažinimas ten kažkokio etato, arba dar kažkas. Ir tada žmogui atrodo, bet tai ašgi tiek įdėjau. Jo. Arba tave pakeičia kitu. Tave tiesiog pakeičia kitu, tai... Ne tame esmė būna, jo, taip kaip pamoka. Bet tada vėl žmonės yra linkę vėl, aišku, jeigu kaltinti, kad kaltas jis, kaltas tas, kuris užėmė mano vietą, kaltas, kuris taip su manim pasielgė. Bet jis tai yra tavo mokytojas. Ir mokytojas ir savo pačio atsakomybės susimetimas.
Žmonės, va. Teisingai pasakei. žmonės dažniausiai nusimeta atsakomybę nuo savęs, galvodami, kad aplinka kalta. Ir jeigu mes pradėtumėm stebėti, kaip žmonės bendrauja ir taip toliau, kokį jų elgesio tie modeliai pasireiškia, jie labai dažnai kaltina viską, kas vyksta aplinkui. Kaltina vyrą, kaltina žmoną, įvykius, aplinkybės, orą, jie visur kaltina kitus. Netgi kaltins, jeigu tu sensą padarysi ir jam pradės keistis kažkokią gyvenimo liniją, jis atsisuks ir sakys, per jūsų sensą čia taip įvyko, jūs kaltė, jūs taip man padarėt. Taip. Bet iš esmės tai ir yra tas toksai, jeigu jau prie hipnozių prieinam, hipnozė yra pasąmonės architektūra. Jeigu norim, kad gyvenimas tvarkytųsi, ta architektūra turi savo prasme ir kartais fiziški dalykai, jie gali tiesiog pasikeisti. Ir su tuo nėra nieko blogo. Tik tai jeigu žmogus turi labai tą iliuziją, kad man viskas turi būti gerai, tik tai taip. Tai vėlgi ir ne kitaip. Jo, tik tai taip ir ne kitaip, ir tai yra lūkestis. Nes ir tai yra vertinimas, kas svarbiausia, į gerai ir blogai. Bet kai paklausi kartais savęs, o kas iš tikrųjų yra tas gerai ir kas yra iš tikrųjų tas blogai. Gal nėra viskas taip gerai ir blogai, kaip mes galvojam. Kartais reikia ateiti tą neutralumo būseną. Aš tiesiog esu neutralume, bet tarkim, mano gyvenimas kažkur irgi, aišku, kiekvienas esam patyrę, kaip ir man yra aptekę patirtos dalykus. Kartais gyvenimas tiesiog jisai griūva ir tu nesupranti, kodėl. Dar neatėjo tie atsakymai ir neatėjo suvokimai. Tada nustoji vertinti, kas yra ir gerai blogai. Nustoji ir generuoti mintis protų, kad čia turi būti taip ir tai turi būti kitaip. Neturi, nes tai yra protas. Tiesiog sugrįžk į neutralumą, sugrįžk į tą tylą, sugrįžk į meditaciją, sugrįžk į savo tą esamą būties tašką. Ir tada tu supranti, kad nebuvo ko stresuoti, nebuvo ko nervuotis, nebuvo ko ieškoti ir nebuvo ką kaltinti. Tai nereiškia, kad nereikia kaltinti, kad reikia kaltinti už viską save. Reikia tiesiog sugrįžti ir prisiėmus atsakomybę suprast, kur aš įtakojau tam tikrus veiksmus. Kur mano veiksmai kažkur tai darė įtaką, kad aš dabar turiu priežastį arba pasiekmę kažkokią. Tai labiau yra sugrįžimas į save ir atsisukimas, kad nustot kaltinti kitą kažką tai už, aš stengiausi, aš dariau, manęs neįvertino, niekas neprivalo. Niekas neprivalo kito mylėti ir ne vienas sako, kad ta tikroji meilė, tas tikras pripažinimas ateina tada, kai tu jautiesi pilnas ir viduje, kai tu esi tą pilnumo išjautęs tą savo meilę, be jokio trūkumo, noro įrodinėti, noro sulaukti, noro, kad mane mylėkit, nes man labai labai reikia. Labai labai reikia tada, kai neturi. Mes valgyti labai labai norim tada, kai mes esame alkani. O kai tu esi pavalgęs, tu valgyti nenori, tas pats su meilė, tas pats su ryšiu, tas pats su bet kuo. Čia vėl savivertės klausimas, žinai, iššoka, kaip trūkumas. Tai atsisuk prieš save ir ta atsakomybė tokia, žinai, kad nesidraskyti dėl kažko per daug, dėl įvertinimo, dėl pripažinimo. Pirmiausia, grįžti į save, į savo centrą, susidėlioti savį, atrastą meilę savį. Aišku, tai yra sudėtinga. Mes visi perėję esam savo vaikystės, kai mus tėvai irgi vertino kažkokius pažymius. Nes juos taip pat vertino. Jo, taip. Ta prasme, nustot vertinti, mažiau vertinti. Čia gerai ne tik save, bet ir kitus. Leisti kitiem kvėpuoti ar savo vaikus, ar savo vyrą, ar savo šeimą, artimuosius. Mes irgi vertinam, jis yra toks, kodėl jis yra toks. Nes jis yra toks. Tiesiog jisai toksai yra ir tu negali. Ir tu, iš tikrųjų, kaip man būna tokios mintys, ne visą laiką išeina irgi išjungti tą vertinimą, žinai. Tada, jeigu jau pamačiau, įvertinau kažką tai, ir tada savo toksai būna klausimas, bet jeigu dieviškumas taip pasireiškia, vadinasi, jisai turi teisę būti lygiai taip pat, kaip aš turiu. Nesvarbu, kiek aš žinau, ar nesvarbu, kiek kitas žinau. Nesvarbu, kiek aš praėjau, ar kitas praėjo. Bet jeigu dieviškumas, tai yra ta pati energija, kuri sukūrė mane, kuri sukūrė kalnus, kuri sukūrė kitus žmonės, ta pati energija. Tai vadinasi, jeigu dieviškumas šitaip reiškiasi, aš nešneku apie Dievą,
kažkokį tai iliuzinį įsivaizduojamą iš knygučių ten su barzdom, bet aš neku apie tą visuotinį. Ant debesėlio. Jo, ant debesėlio. Bet aš neku apie tą tikrą dieviškumą, iš ko viskas susikūrė, iš tos dieviškos energijos. Tai va, tai jeigu dieviškumas kažkokiu tai būdu sukūrė tai vadinasi, jisai turi lygiai tokią pačią teisę būt, kaip ir aš. Ir tada toksai nuslenka tas toksai vertinimo šešėlis, kad būk, koks esi, kaip tau išeina, kaip tau būnasi. Kiekvienas mes, aišku, su savo programom, su savo būsenom, su savo kažkokiais net ir paklydimais. Bet mes visi turim lygiai tokią pačią teisę. Ir kai tu nustoji, kai tu nustoji tikėtis iš kažko ne dėl to, kad, prasme, tu nesi vertas, o todėl, kad tu žinai, kad esi visko vertas. Čia yra toksai paradoksas, kai tu nustoji iš kažko tikėtis, kai nustoji kažką kažkaip vertinti, nustoji vertinti tiek save, tiek kitus gerai, blogai. Ir gaunasi tas toksai, kaip paleisti tą pyktį, tai jis tiesiog dingsta, nes tu supranti, kad nebėra dėl ko pykti. Nes jeigu aš pykau, kad manęs neįvertino, bet aš savy atradau tą savo vertę, aš nebeieškau, kad manęs ir aš nebeturiu dėl ko pykti ant kito žmogaus, jeigu jis manęs nevertino. Nes jisai nevertindamas, jisai šneka apie save, ne apie mane. Tai toksai perspektyvų suvokimas kiekvienam taške. Aš jį vertinu, aš jį suprantu, kažką tai kitą. Bet jisai irgi, ar jisai pats save supranta ir pats save vertina. Tai tų perspektyvų suvokimas, susidėliojimas tų taškelių, žinai, ir atveda prie to, kad tu nebeturi dėl ko įsižeisti, nebeturi dėl ko supykti, nebeturi dėl ko tas ego. Ir šitie visi suvokimai, kaip mes pradžioje šnekėjom apie tos sąmonės lygius, šitie suvokimai, jie plečia sąmonę. Visus tos inkarus jie pradeda dirbti. Tie visi akmenukai, tie ego, pykčiai ir taip toliau, įsižeidimai, lygos netgi, nes lygos yra tik tai, lygos dažniausiai įtakojamas šitos būsenos. Šitų būsenų kaltės jausmų, žinai, pykčių, uždegimų ir taip toliau, žodžiu. Tai ir kai pradeda plėsti sąmonę, kai pradedi suprast, nedirbtinai kažką tai daryti, bet suprast, kad nėra dėl ko pykti. Gyvenimo svoris pasidaro daug lengvesnis. Ir dar man tokia mintis atėjo, dažnai žmonėms atrodo, kad jie, tarkim, čia vėl tas nesąmoningumas, nesupranta, iš kur atėjo ta pati pamoka, ką jinai nori pasakyti. Ir ta pati būsena neišgydyta dar visą, ta pykčio būsena ar įsiskaudinimo, jinai pritraukia vėl tas pačias pamokas. Atrodo žmonės kiti, bet tu gauni tą pačią pamoką. Ir tu vėl juos kaltini, tu vėl pyksti ir ta pamoka gaunasi be pabaigos. Kaip paleisti ir atpažinti tas pasikartojančias pamokas? Vėlgi einam prie to pačio, kad mes pamokas neprisitraukiam. Mes pamokas susikuriam. Viskas, kas vyksta mano aplinkoje. Kiekvienas turėtų tam pasakyti viskas, kas vyksta mano aplinkoje, yra sukurta mano paties. Mano pačio mąstymas tai sukūrė, mano pačio elgesys tai sukūrė. Ir jeigu tai kartojasi ir keičiasi ir nesikeičia, tai kiek aš to nekeičiu pats. Kiek aš nekeičiu požiūrių į save arba požiūrių į kitus. Tai čia yra toksai momentas, kad tos pasikartojančios situacijos tai yra mūsų atspindys, mūsų pačių atspindys, nesuvoktos sąmonės būsenos. Kai jos įsuka į tą situaciją, aišku, gali tai būti ir, tai dažnai eina iš programos, tikros apie save, kažkokio tai klaidingo, gal suvokimo, klaidingo mąstymo. Tos programos įtakoja mūsų supranti, taip yra.
Mes turim savy viduj kažkokį tai elgesio modelį. Tas modelis yra kaip programa. Ta programa turi dažnį ir turi kvėpavimą. Per tą kvėpavimą mums gaunasi, kad ta vibracija sukuria mūsų tą vidinį rezonansą. Ir tas rezonansas, ta prasme, tai, kas vyksta mūsų aplinkoj, tai ir yra tas rezonansas, kuris atėjo iš vidaus. Todėl, jeigu vyksta kažkas tai cikliškai, vis tas pats per tą patį, tas pats santykio, tas pats požiūris, tas pats klaus save sąmoningai, kurioj vietoj aš turiu klaidingą įsitikinimą. Kurioj vietoje veikia klaidinga programa, kurioj vietoje aš netaip matau. Todėl, kad jeigu vis tai kartojasi, yra ganėtinai, kaip pasakyti, išsireikšti, laiko gaišimas daryti tą patį ir tikėtis kitą rezultatą. Ir kai žmogus klausia atsakymų, tavęs paties, kaip nori jos išgirsti, jie ateina. Nes kiekvienas, kaip ir mes prieš tai šnekėjom, kad kiekvienas pokalbis yra su kitu žmogumi. Kiekvienas pokalbis su kitu yra pokalbis su manim. Ir lygiai tas pats, jeigu aš turėsiu intenciją, jeigu turėsiu klausimą, tas atsakymas ateis. Nesvarbu per kažką. Per vieną žmogų gali būti per praeivį, kuris pasakys vieną klausimą. Ir tas vienas arba vieną sakinį, ir tas vienas klausimas arba sakinys tau atsakys tai, ką tu norėsi žinoti. Tai vat klaus savęs, kaip tos programos, kuri programa, koks mano įsitikinimas, kuris jis neveikia, kuris yra atidirbęs. Ir kai tu pradedi šitai po truputį eit prie savo vidinės ašies, stebėdamas sąmoningą programą, stebėdamas sąmoningą įvykius, savo elgesį ir taip toliau, tu išvengi tų drastiškų lūžių. Todėl, kad kai sąmonės, ir sakiau, augimas yra augti ir plėstis, bet kai žmogus ilgą laiką to nedaro, ilgą laiką jisai veikia pagal tais programas, kurios yra nekintančios, sąmonė, sakykim, pavargsta. Ir dabar sako laikytis. Ir jinai tiesiog ta struktūra griūva ir pasikeičia. Ir tada žmonių gyvenime griūva. Bet jeigu tai darytumėm sąmoningai kiekvieną dieną, su klausimais, sugrįžimais į savo tą ramybės būseną, kartais proto išjungimą, pameditavimą, kvėpavimą, tos griūtys jos nebūtų tokios drastiškos, nebūtų tokios sunkios ir skaudžios, bet kartais to reikia. Ir tai nėra blogai. Dabar kitas dar toksai klausimas, galbūt čia situacija, įdomu, kaip tu pajauti hipnozėje. Čia būtų iš asmeninių klientų, galbūt iš darbo su žmonėm. Pavyzdžiui, žmogus daug dirba, su savim dvasiškai daug dirba, daro praktikos, terapijos, meditacijos, viskas, bet vis tiek, klausia, aš vis tiek pritraukiu tokius žmones. Pritraukiu tas pačias situacijas. Kas su juo negerai? Kodėl žmogus atrodo ir nuoširdžiai dirba, ir lyg ir atrodo supranta, viskas aišku, bet vis tiek rezultatą gauna tą patį. Dėl ko žmogus dirba, dėl ko žmogus kvėpuoja, dėl ko žmogus eina ten to sąmoningumo keliu. Dažnai tai yra labai didelė iliuzija, dažnai tai yra tas pats ego. Dažnai yra tas pats ego, kuris labai tvirtai laiko. Ir tu prasme, minkštint reikia ego, dirbti su ego, su protu, proto programu. Reikia suprasti vieną dalyką, kad šitas kelias, kad ir to sąmoningumo, jis taip pat yra viso gyvenimo kelias. Nėra mažiau nubudęs, daugiau nubudęs arba visiškai nubudęs, žinai. Tai yra kelias, kur sąmonė vis plečiasi, kol tu nebegrįžti čia. Kaip žmogus, nes tavo sąmonė, prasme,
perėjo tą visą ciklą, nes viskas vyksta cikliškai. Ir tas žmogaus, kad jisai kvėpuoja, kad jisai daro praktikas, kad jisai supranta, klausimas labai didelis, kiek jisai dar supranta vidum, kiek jisai žino protų, kiek jisai supranta vidum. Nes kartais nes tas žinojimas protų nereiškia, kad tu taip elgiesi, nereiškia, kad tas žmogus įtvirtinęs tai savo vidiniai struktūroje, tą savo žinojimą. Žinoti protų, bet aš labai daug iš tokių žmonių žinau, jie protų žino labai daug. Jie žino, kaip elgtis, jie labai žino, kaip protingai pašnekėti, jie žino, ką reikėtų daryti, bet nei vienas tas, ar labai retas tas jų žinojimas pasireiškia per aplinką, per veiksmą. Ir tada, kodėl tie žmonės tokie grįžta? Todėl. Dar vienas momentas, kuris kyla, kad žmogus dažnai irgi nori, tas augimas eina iš trūkumo. Jeigu augimas eina iš trūkumo jausmo, kad žinau daugiau, tam, kad aš jausčiausi geriau, žinai, tai eina iš trūkumo. Ir jeigu tai eina iš trūkumo, tu iš aplinkos kiek tu vėl pristraukai trūkumą. Tu nepakeitei nieko, tu tik tai pakeitei savo vaidmenį, tik tai tiek. Pakeitei požiūrį kažkokį, tai dar kažką, bet pats ego jisai liko. Dėl ko tu tai darai? Dėl ta priežastis, dėl ko tu tai darai, nepasikeitė. Tai čia yra, labai reikia atskirti, aš sakyčiau, dėl ko tai yra daroma ir kokio vidinio jausmo vedinas žmogus tai daro. Ir ar jisai... Tai daro nuoširdžiai. Taip, ar tai įprasmina, ar jisai tai įgyvendina tai, ką jisai žino, ar tik tai žino. Nes tik tai žinot nėra prasmės, jeigu tu to negyveni. Nuo to gyvenimas nepasikeis ir tai gal čia irgi tokia suprasti iliuziją reikėtų, kad jeigu niekas nesikeičia, vadinasi, tai ką tu darai, tai tau kelia tą iliuziją. Kad kažką tai darai, o iš tikrųjų labai klausimas didelis. Labai žinau, nemažai žmonių netgi, kurie pereina, buvę labai dideliam ego kažkuriam tai momente, pereina į religijas, jiem atrodo, aš jau nušvitau, jiem atrodo, kad gyvenimas pasikeitė, taip, gyvenimo filmo scenarijus arba tas filmas, kurį tu matai, jis pasikeitė, žinai, bet vidinis jausmas, dėl ko žmogus tai darė, nepasikeičia. Kaip jisai darė tam tikrus dalykus ten iš ego, tarkim, blogus dalykus, ar ne, dabar perėjo, tarkim, į dvasingumą arba religiją ar dar kažkur ir toliau daro dalykus irgi iš ego, tam, kad būtų įvertintas. Nėra skirtumo iš esmės vidiniai būsenai. Taip, gal yra skirtumas rezonanso, kurį tu sukeli, nes ten darydamas blogus dalykus ir žinodamas, kad blogus dalykus darai, žinai, tai vidinį rezonansą, žinai, ta prasme turi vieną. Eidamas į religiją, dvasingumą, kitas rezonansas. Tai taip, tai keičiasi, tada prisitraukia gal kažkokiu tai kitokias aplinkybės, bet dėl ko tu tai darai, iš ko tu tai darai, žinai. Dabar visuomenė yra labai stipriam ego žaidime. Visi labai konkuruoja tai savo ego, nenorėdami išeiti plačiau ir nenorėdami matyti daugiau. Nors atrodo, kaip tik eidami tuo dvasingu keliu, dvasiniu keliu, pabudimo keliu, tavo intuicija, tavo pajautimas, tavo dažnis, tu kaip tik jauti tuos žmonės, tu juos gali nuskaityti. Ir kaip tu pats nejauti, kad, tarkim, tas žmogus dvasingas, jisai turi kaukę. Kodėl ta iliuzija, tarkim, tokia stipri ir apžavi žmonės, kurie, tarkim, patenka pas tuos, tarkim, negali sakyti apsimetėliai galbūt, netikri dvasiniai vedliai. Kodėl nemoka nuskaityti informacijos? Reikia suprasti tokį dalyką, kad irgi prisimti atsakomybę. Ne kitas tave turi išgelbėti, o tu pats.
žmonėm yra suformuotas dar vienas toksai mąstymas apie autoritetus, kad autoritetai yra svarbu. Autoritetas mokykloje, autoritetas namuose, tėvas, motina, žinai, mokykloje ten mokytojas, direktorius, dar kažkas aukščiau. Darbe vėlgi eina autoritetai, ligoninėse eina autoritetai, religijoje eina autoritetai. Politika taip pat, ta prasme, jie sukuriamas įvaizdis, kad turi labai ten tokią aukštesnę kartelę virš mūsų ir turi tą lasdelę, su kuria sumosuodami, žinai, jie ten, ta prasme, kuria valstybės valdymą. Ir žmogus įpratęs matyti tuos autoritetus, jisai įpranta būti mažas. Jisai galvoja, kad jisai, ta prasme, nepakankamas sutvarkyti su savim, nepakankamas dirbti su savim, nepakankamas išspręsti savo vidinės problemas. Ir tada jisai ieško. Kai žmogus taip nesupranta savo vidinės galios, nesupranta savo vidinio balso, girdi tik tai protą, jisai pradeda ieškoti kažkur tai ir atrodo, tas žmogus protingai šneka, man reikėtų pas jį, nes jam yra autoritetas, žinai. Aukštom frazėm šneka, protingai, turi daug sekėjų, daug žinomumo, daug triukšmo aplink save turi, žmonėm patinka tokie. Didžiai daliai galiu pasakyti, patinka tokia energija. Kuo jisai viešesnis, kuo daugiau matomas, ir taip toliau visi galvoja, kad jisai yra savo srities specialistas. Taip, bet tai yra vaidmuo taip pat. Tai yra taip pat vaidmuo, iš esmės. Ir tai nereiškia, kad iš to žmogaus tu negali pasimti kažko tai naudingo. Iš kiekvieno mes iš visur iš tikrųjų labai daug galim pasimti naudingų dalykų, kaip ir mokykloje išmokti. Taip, atsirinkti. Taip ir ta prasme, iš savo viršininkų mes tikrai eidami į tą darbą kažką tai pasiimam, išmokstam, bet reikia nepamiršti, kad vis tiek aukščiausia tas higher self esi tu pats. Taip, nes grįžtam vėl prie tos pačios temos, kad po tokių, susitikimų, praktikų, ar ten, nežinau, ar konsultacijų, irgi žmonės įsiskaudina, lieka nesuprasti. Nes tikėjausi, kad juos pakeis, kad visas gyvenimas paims čia ir dabar pasikeis į gerą. Bet jie gal keičiasi, ta prasme, jie gal keičiasi per griūtį kažkokią tai, per slenkščius, kurie atrodo skausmingi, bet paskui ateis gerai, gali būti ir taip, žinai. Taip. Kad tas gerumas ateina, žinai, arba niekas nepasikeičia, nes žmogus tą lūkestį turi, prasme, bet niekas nesikeičia. O kodėl nesikeičia? Todėl, kad, arba praregi, arba nepraregi, žinai. Taip, įgarsinai tai, ką aš norėjau pasakyti. Tiesiog taip yra. Jeigu žmogus turi autoritetus kažkur tai išorėje, ne savo viduje, jį visą laiką ateis momentas, kai kažkuria tai prasme jam teks nusivilti tuo kažkuo kitu. Ir dėl, kad niekas nėra gelbėtas, niekas nėra... Niekas nieko neprivalo. Jo. Aišku, ta prasme, jeigu kažkas tai teikia paslaugą, tai faktas, žinai, kad ar ta hipnozė, žinai, ar ten kvėpavimai, arba dar kažkas tai, žinai. Bet žmogus pats turi į save atsisakyti, kiekvienoje šitoje vietoje, žinai. Ir neieškot kaltų. Jo, bet ir tuo pačiu pajaus rezonansą, žinai. Ar man čia tinka iš tikrųjų, žinai, buvo. Aš tokių, žinai, tokių pavyzdžių, kaip žmonės eina į tas religijas ir jie atrodo tikrai geri, jie šilti žmonės ir jie tikrai gilūs. Bet juos atrodo kartais kažkas tai laiko, žinai, už platesnio mąstymo. O tas irgi autoriteto kažkokio tai dievo žinojimas. Apriboja jūs. Taip, tai čia yra visi tokie apribojimai, žinai. Kad čia dievas kažkoks tai, kad jisai čia mane stebi, kad jisai man paskyrė, žinai, kažkokį tai gyvenimo kelią. Iliuzija, vėlgi, žinai, iliuzija, tikėt, čia yra labai labai didelis paradoksas, žinai, toksai, kad žmogus labai nori žinot, koks jisai svarbus ir prasmingas šitam gyvenime, todėl jisai tiki tais visais dievais,
Bet iš tikrųjų gyvenimas yra beprasmiškas ir tai yra didžiausias dieviškumas. Todėl, kad gyvenimo prasmės nebuvime tu gali susikurti bet kokią prasmę, kokią tik tai tu nori. Nėra to, kad, prasme, kaip galvoja, man ten paskyrė Dievas kažkokią tai misiją arba dar kažką. Arba kentėti skausmą paskyrė, žinai, o dabar turiu tik dėl vaikų gyventi, vat vyras išdavė, mane paliko, dabar tik dėl vaikų gyvensiu kančioj, nes vat kančia dabar yra, man čia vat tik išganimas, aš taip išpirksiu savo nuodėmes. Nu, iš esmės, ta kančia atneša labai daug gerų dalykų iš kitos pusės. Tada, kai dega vidus, tada tas ego mažėja. Ir pačiam ne vieną kartą tai yra tekę, žinai, patirti, kai tu visiškai tam savo atrodo, nu dabar jau dugnas, žinai, kur aš toliau nueisiu. Bet tai plečia sąmonę, iš tikrųjų. Bet nereikia užstrigti, žinai, kaip sako, koks tikslas ten užauginti vaikus. Jo, aš apie užstrigimą kalbu. Jo, tai čia yra užstrigimas ir tai nėra tik tai gyventi yra tikslas. O kai tu gyvensi, niekas neturi prasmės, netgi galima grubiai pasakyti, netgi tą vaiką užauginti nėra tikslas, iš esmės toksai kaip sąmonės. Sąmonės tikslas yra gyventi ir patirti. Ir iš kiekvienas tai mes ir patiriam. Ir tuo pačiu augti, aišku. Plėstis. Gerai, o hipnozėje tada kaip galime padėti? Tuos sąmonės sluoksnius sutvarkyti, išgydyti, suprasti, sušvelninti ego. Tikra hipnozė prasideda dar prieš seansą. Tikra hipnozė prasideda žmogui pagal jo mindsetą, pagal jo atsisukimą į save, pradėjimą save stebėti. Tada jam kyla klausimai, jisai juos užduoda, gali užduoti mum, surašyti, kas jam neaišku, kas jam nesuprantama, ir mes jam galėsim bandyti juos atsakyti. Tuo pačiu, pagal klausimus, pagal tai, kas jam kyla, nes pasąmonė jaučia, kad atėjo laikas. Jo, kad atėjo laikas, nes ir šiaip savo žmogus neteina į tam tikrą vietą, kuris yra. Taip. Ir jau kai pasąmonė jaučia, kas turėtų būti sutvarkyta, jinai užduoda klausimus. Per žmogaus mintis, jisai juos užrašo, pateikia mums. Ir mes tada, tos klausimus matydami, tiek to pačiu hipnozį, matydami tą vidinę struktūrą, vidinės programas, mes atpažįstam jas ir mes, jas transformuojam. Mes galime jas pakeisti į kitokį, bet čia vėlgi, žinai, žmogus girdėdamas, tarkim, ir hipnozės įrašą ir taip toliau, turi suprasti, kad tai yra į pasąmonę įsirašo pasikartojimas. Vieną kartą įrašai, bet tada turi tai tapti sąmoningas elgesys. Kad nauja programa, nes sena programa kartais turi tokią savybę sugrįžti. Jinai turi dar savo, kad ir ją tu ir perrašai, tą struktūrą perrašai, bet toksai kaip... Atmintį turi. Tokia atmintis energetinė, jinai yra, žinai. Ir jeigu žmogus... Iš mūsų įpročio elgesių. Jo, nekeičia. Ta nauja programa, jinai pakankamai neįsitvirtina. Jinai, aišku, jinai pradeda veikti kažkokiu tai, prasme... Jinai rezonuoja, taip. Jo, bet ir ta senoji programa, jinai sugrįžta, nes žmogus vis tiek per pasikartojimą ją vėl. Todėl, kad viskas į pasąmonę eina per pasikartojimą. Viskas į pasąmonę tai įsirašo taip, ar žodžiais, ar mintim, ar elgesiu, ar bet kuo. Ir jeigu žmogus nekeičia savo elgesiu ir galvos, kad tai pasikeis savaime, reikia išeiti iš tos iliuzijos, čia nėra burtai. Ta prasme, paėmiau ir... Čia yra darbas. Jo, tai yra darbas su savim. Lygiai tas pats, ta prasme, mes irgi einam ir valomės ir save, tose hipnozėse darome savo sensus. Bet suprantam, kad kiekvieną kartą, kai mes prisiliečiam prie tam tikro dalyko savo viduje, savo hipnozėje, kad mes tai turėsim įprasminti ir kiekvienam žingsniui savo gyvenimą. Sąmoningumas yra darbas nuolatinis. Kad aš turėsiu pagauti tas mintis, ką aš, pavyzdžiui, hipnozėje supratau.
turėsiu pagauti tas mintis ir jas, ta prasme, arba į jas nekreip dėmesio, arba supras, kad jos ne mano mintys, arba supras, kad jos netikros mintys, arba kaip tik atkreip dėmesį į tas mintis. Stebėti savo emocijas, dėl ko jos kyla, suprast, kad tos emocijos kyla, kad ne emocija turi mane valdyti, o aš turiu valdyti emociją. Tai jinai taip ir gali padėti ta hipnozė, kai keli savo klausimus. Pradedi nuo savęs, mes kažkokiu tai būdu juos atsakom, prisilietę prie žmogaus pasąmonės, ką jie nori parodyti. Nes kiekvienas yra skirtingas ir vienam bus toks atsakymas, kitam gali būti visiškai kitoks atsakymas. Tai labai individualu. Taip, todėl kad pasąmonė iškelia savo per tą rezonansą, per vibraciją. Pasąmonė iškelia, taip, tada ateina per jausmą. Ta turi žmogui pasakyti. Ir kas tinka vienam, tikrai gali būti, kad netinka. Bet, ta prasme, mes dažnai šnekam ir tais tokiais bendriniais dalykais, kas mums padėjo tam tikram kely, tam tikrose vietose, tam tikrose situacijose išeiti tos sudėtingus laikotarpius ir plėsti tą sąmonės suvokimą. Tuos savo sluoksnius kažkokius, tuos savo ego trikdyti, nes ego, kai jisai laiko, būna sudėtinga, tai tirtai viskas pasidaro paprasčiau. Reikia iš tikrųjų suprasti, kad gyvenimas yra labai svarbus, bet ir visiškai nesvarbus. Laviruoti tarp viso to. Kad susigalvoti savo prasme reikia pačiam, ir tai yra prasminga, ir tai yra svarbu, bet kai ateina kažkokie tai kritiniai momentai, kažkokie sunkūs, sudėtingi laikai, tos griūtys reikia suprasti, kad iš tikrųjų niekas nėra svarbu. Jeigu griūva, tai tvarko, nesilaikyti tą aitvarą, kuris jau nori skristi. Paleist su dėkingumu. Taip. Su dėkingumu, su priėmimu, arba bent jau be pykčio. Svarbiausia, kad, žinai, jeigu paleis, nes jeigu bus emocija į kažkokį tai pyktį arba dar kažkur, tai vadinasi, tu dar nepaleidai. Ir neįsirašys. Taip. Ir bus vėl tas magnetas, kuris pritrauks vėl tas situacijas. Taip. Tas pačias pasikartojančias. Prie to pasikartojimo. Kodėl? Nes yra kažkokia dar užrakinta emocija. Todėl, kad emocijos irgi programa įsirašo per emociją į mūsų pasąmonę. Būtent. Ir ypač tos skaudžios emocijos, sunkios emocijos, jos įsirašo labai giliai. Ir kartais net nenorime mes jų liesti, nes mums skauda. Bet vėl ta baimė, neskausmo, vėl jinai išlenda. Kad vėl skaudės, kad vėl sugrius, kad vėl dar kažkas. Ir paskui ta baimė netgi gaunasi tokia kaip žmogus iš pasąmonės vidaus, atrodo, pradeda atstumti žmonės ir tada jisai pradeda stebėti, o kodėl žmonės mane atstumia? Kodėl aš toksai tampu, žinai, nematomas arba dar kažkas. Nes tampa šešėlis. Nes tai tampa šešėliu, nes tai yra jų atspindys, nes jie patys šalinasi žmonių, ryšio ir taip toliau. Nors jiem viduje yra trūkumas to. Ir tada gaunasi toksai, žinai, dviprasmybė tokia. Tas žmogus kaip ir šalinasi visko, nors viduje yra trūkumas, kad visgi reikia to ryšio. Bet atspindys vis tiek gaunasi to, ką tu rezonuoji, ne to, ko nori. Ir gaunasi taip, kad jeigu aš atstumiu, tai ir kitas atstumia, ir aplinka atstumia. Ir tada gaunasi toks abipusis nepriėmimas ir žmogus klausia, o kas tada su manim negerai? Ir jis ieško kaltų, žinai. Kaltina aplinką, kaltina tą, trečią, penktą. Jo, kaltina save ir reikia suprasti, kad nieko nereikia kaltinti. Tiesiog pakeis savo vidinį dažnį, vidinį rezonansą. Nebijot, kad kažkas įvyks, nes nevertinant tai gerai ir blogai, nes gyvenimas yra patirtis, o ne gerai ir blogai. Viskas, kas vyksta, yra reikalinga. Nebijot užduoti savo klausimus. Visiškai taip. Ir nelauk, žinai, iš karto atsakymo, nes kartais būna užduodi savo klausimą ir tu nori čia ir dabar to atsakymo, nes tau jau dega, tu nori, bet dažniausiai ateina tas atsakymas per laiką, per ženklus, per žmonės, per išgirstą kažkokią dainą, video, paklausytą podcastą, ne? Per kažką, per sapną galbūt, žinai, kažkaip
tas ta vėl kontrolė, ne, noras kontroliuoti, noras viską žinoti čia ir dabar. Bet taip nėra. Mhm. Bet mus moko kantrybės, mus moko sekti ženklus, ane, atpažinti juos. Nes per tai ateina džiaugsmas, suvokimas. Kad va, aš išmokau, aš supratau, man pavyko. Aš atpažinau savo dalį, savo šešėlį, kurį taip ilgai slėpiau.